įtampa, nemanau, kad yra jos labai daug, nes praeitas sezonas asmeniškai manau, tiek ir komandai Šiauliuose buvo psichologiškai gan sunkus ir aš jaučiuosi labai patobulėjęs psichologiškai, ta prasme. Ir manau, kad sugebu šiek tiek susitvarkyti su to įtampą. Aišku, pereinu į aukštesnį lygį, kuris kažkada prieš 5-6 metus galbūt netrodė man kaip pasiekiamas, bet kuo toliau, tuo labiau matau, kad sunkių darbų, galbūt ir prie tam tinkamos aplinkos galima viską pasiekti ir su nekantrumu laukiu sezono ir stengsiuosi rodyti savo vertę nuo pat pirmų dienų. Tai Vilkai atsirado iš tikro kaip beveik paskutinė, ne tai, kad paskutinė opcija, bet jų pasiūlymas buvo paskutinis, nes iki tol turėjau 2-3 LKL klubų pasiūlymus ir taip pat buvo iš užsienio porą komandų pasiūlymų ir Vilkai atsirado kažkur apie Liepos mėnesį, kai jau buvau dėrybose su kitų klubų, tačiau tada paskambino agentas, pasakė, kad Donatas Zavackas domisi, kad treneris norėtų pakalbėti ir mes labiau laukiam, kol paskelbs vyriausių trenerį. Ir kai paskelbė vyriausių trenerį, manau, kad Donatas pasiūlė trenerių mano kandidatūrą, jam galbūt patikau aš. Ir jisai man paskambino, turėjom tikrai malonų 30-40 minučių pokalbį, kuris nuoširdžiai viską pasakė, ko iš manęs tikisi, kokias klaidas darau, ką galėčiau pridėti komandai ir ką visada turėčiau atiduoti iš savo pusės. Tai iš tikro to galvojimo apie Vilkų pasiūlymą nebuvo jo labai daug, nes visų pirma, tai vis tiek yra neeilinė galimybė. Ir man po Šiaulių sezono vis tiek išeiti, galima sakyti, Europos taurės komanda yra gan didelis žingsnis ir aš, kaip ir sakiau, su nekantrumu to laukiu, nes manau, kad esu vertas to. O kai bus, tai bus. Tiesiog atiduosiu visas savo jėgas, bandysiu įrodyti komandai ir treneriui, ir vadovams, ir galiam, kad galiu žaisti. Ir tikiuosi pasieksime daug pergalių. Tikrai Mareką pažįstu labai gerai, esam žaidę vienoje komandai su juo 5 gal 4 metus. Tai tikrai gan artimi draugai esam, šiek tiek buvo išvažiavęs jisai dabar, tai tas ryšys vis tiek šiek tiek nutrūksta, bet vis tiek laikėmės, bendravom, susirašinėjom karts nuo karto. Tai labai įdomi situacija buvo kartu jam mėtyti ir kažkaip pradėjome apie klubus kalbėtis ir taip ir sukrito, kad jisai pasakė, kad jo turbūt pasirašau ir aš pasakiau, kad jo pasirašau. Tai tas smagu buvo ir aišku, smagu turėti šalia savęs draugą kokį komandoje, jog tau nebūtų liūdna vienam, galbūt nebūtų taip sunku įsilieti į kolektyvą ir aš labai džiaugiuosi, kad Marekas bus šalia ir taip pat Krisą žinau Žemaitį. tą patį Regimantą Minetą ir apie kitus lietuvius, apie Vaidą Kariniauską esu girdėjęs geriausius atsiliepimus kaip komandos draugų ir tikiuosi kiti komandos draugai irgi bus gero charakterio ir manau komanda tikrai bus solidi ir geri žmonės rūbiniai. Smagu labai, jog žaisiu savo gimtajame mieste, galbūt prieš kažkiek metų net negalvojau, kad žaisiu savo gimtajame mieste, tačiau dabar, kai atsirado dar kita komanda, kai atsirado tokios galimybės, tai čia galima sakyti yra viena iš svajonių išsipildymų žaisti savo gimtajame mieste, nes tiek draugai visi, tiek šeimos nariai yra iš Vilniaus, gyvena Vilniuje ir jiems nereikės važiuoti į Šiaulius ar dar kažkur į tolimas keliones, kad pamatyti, kaip aš žaidžiu ir jie tikrai galės apsilankyti arenoje ir palaikyti mane. Tai mane labai džiugina, kad mano šeima, visi artimiausi draugai ir kiti žmonės bus šalia manęs, nes tikiu, kad vis tiek sezonas laukia sunkus. Turbūt viena iš didžiausių svajonių mano būtų iškovoti titulą. Tiesiog titulą, ar tai LKL, ar Europos taurės, ar Karaliaus Mindaugo taurės, noriu pajausti tą emociją visą, nes yra tekę pajausti tiesiog emociją, galbūt euforiją patekimą į finalo ketvirtus tais pačiais Šiauliais,
kas yra irgi šiek tiek virš kito lygio, ką tu jauti tuo metu, nes su tokia komanda tu stengiasi, nežinau, patekti tik atkrintamąsias kokias, o čia išeini į tą finalo ketvirtą, kur 10-15 tūkstančių žmonių žaidžia ir kai mes žaidėm tiek Kaune, tiek Vilniui, palaiko daugelis arenos, tai širdį yra neapsakomas jausmas ir tu iš savęs jauti, kad tos jėgos iš kažkur atsiranda iš nežinia kur, o kalbant apie profesionalią karjerą, tai turiu išsikėlęs savo tikslų, nenoriu garsiai vardinti jų, bet aš stengiuosi žiūrėti sezoną į sezoną labiau realistiškai ir pradžiai noriu tiesiog įsitvirtinti galbūt šitam lygiai. Jeigu paklaustume mane prieš 3 metus, ar aš šią vasarą pasirašysiu sutartį su Europos taurės komanda, tai irgi pasijuokčiau žmogaus turbūt, bet kaip ir sakiau, nenoriu čia garsiai vardinti, nes čia yra mano asmeniniai dalykai, tai tiesiog, kur esu užsirašęs, į tą matau, stengiuosi link to kiekvieną dieną eiti. Visų pirma, kiek kalbėjau su visais, tai manau, kad Vulfs organizacija yra tam pačiam lygiai su Žalgiriu ir turbūt Rytu. Nemanau, kad kitos komandos dar turi tokias sąlygas, kur tau viskuo aprūpina, duoda mašiną, duoda butą, su atlyginimais irgi negirdėjau, kad kažkokių problemų būtų. Tos pačios medicininės sąlygos, kineziterapeutai, fizinio rengimo treneriai, trenerių štabas, visas profesionalumas yra aukščiausiam lygiai ir tai galbūt buvo vienas iš mano irgi tokių kertinių sprendimų priimti tokią galimybę, nes galbūt daugiau tokios galimybės pajausti tokią organizaciją profesionalią niekada neturėsi gyvenime. Tai kol tu esi jaunas, kol tau yra tokios galimybės, tu turi čiupti tai ir, nežinau, pabandyti save tokiam lygiai ir žaisti idealiose sąlygose, kur tu sukuria klubas, tai tiek. Taip, tai čia akivaizdu, kai tu ateini į aukštesnio lygio komandą, visų pirma, mano asmeniniai lūkesčiai savo yra aukštesni, negu, tarkim, aš buvau Šiauliuose, nes Šiauliuose galbūt tau ir buvo proga suklysti, galbūt buvo proga išmesti kokį nesąmoningą metimą, nes tu žinai, kad tu gausi žaisti, tu esi tam vienas iš komandos pagrindinių žaidėjų, tarkim, ir tos galimybės tikrai ateis iki tavęs, o čia atėjus viskas prasideda nuo nulio. Tai reikės tiesiog nuo pirmos treniruotės pradėti įrodinėti savo vertę. Dėl to ir stengiuosi vasarą ir ruošiuosi tam, kad gerai pasirodyčiau jau prieš sezoninėse ir rungtynėse, ir treniruotėse, ir ateičiau į sezoną pasiruošęs, tai tiek turbūt.